Prieš 20 metų buvo vienas sakinys tarptautinėje enciklopedijoje parašytas, kad Lietuvos pakrantėse mes nieko nežinom, jokio povandeninio paveldo. Tokia, kuri enciklopedija guli pagrindinėse bibliotekose. Dabar padėtis pasikeitusi labai ryškiai. Dėka vien Klaipėdos universiteto. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Mokslininkais, kurių dėka kaip tik pastebėjo istorikas archeologas Gintautas Zabiela, apie povandeninį paveldą šiandien žinom kur kas daugiau. Klaipėdos universiteto mokslininkai archeologai praėjus vos keletui metų nuo universiteto įsikūrimo 1995-aisiais kartu su kolegomis iš Lenkijos Torunės universiteto ėmėsi tyrinėti 16 amžiumi datuojamo medinio tilto liekanas Platelių ežere. Tai buvo povandeninės archeologijos Klaipėdos universitete pradžia, kurią, o kartu ir jos priešistorę prisimena, nesumeluosiu, daugiausiai archeologijos moksliniam pažinimui Klaipėdoje nusipelnęs habilituotas mokslų daktaras, profesorius, tikrasis mokslo akademijos narys, Klaipėdos universiteto BREI vyriausias mokslo darbuotojas ir suprantama archeologas Vladas Žulkus. Kodėl mes ėmėmės tyrinėti povandeninį paveldą? Pradžioje ežere, paskui jūroje. Galima atsakyti labai paprastai trumpai. Tuo metu Lietuvoje šito nieko dar nedarė. Pradžia buvo Platelių ežero, tokie mėgėjiški tyrinėjimai, kadangi ten yra senovinio tilto liekanos, 16 amžiaus tilto liekanos. Ir tai buvo galbūt pirmas impulsas, paskui mes, kai pradėjom dirbti universitete, kai susitikom su Lenkų povandeniniais archeologais, pradėjom dirbti kartu ir mokytis pradžioje iš Lenkų. Dirbom kokie 10 metų mes Plateliuose. Ten vykdavo studentų stovyklos, tiek mūsų studentų, tiek Lenkų studentų. Buvo puikus bendradarbiavimas, kur mes išmokom daug ko. Bet lygiagrečiai nuo 2002 metų mes pradėjom ieškoti nuskendusių pirmiausiai laivų, senovinių laivų jūroje. Ir čia mums padėjo švedai 2002-2003 metais. Švedai savo laivais, savo tyrimo aparatūrą mums padėjo mūsų vandenyse pradėti ieškoti. Po to jau mes buvom ir pramokę patys ir atsirado galimybės gauti laivus vietoje, saugios laivybos administracijos laivas Varūna. Tai tokia buvo pradžia, povandeninės archeologijos, tokios mokslinės pakraipos archeologijos pradžia Lietuvoje. Viena ir labai stipri priežastis lėmusi sėkmingą povandeninių tyrinėjimų pradžią – vienos idėjos vedama motyvuota komanda. Komanda formavosi palaipsniui ir mūsų tame darbe buvo daug mėgėjiškumo, ta prasme, kad mes darėm darbus, už kuriuos niekas mums pinigų nemokėjo, darėm savo jėgomis, dėka entuziazmo ir labai anksti mes susitikom su Valerijum Krisikaičiu, profesionaliu naru, kuris dirbo ir Lietuvos kariuomenėje, dirbo ir kariniam jūrų laivyne. Dabar daug metų dirba mūsų narų instruktorium, vadovauja visų narų mokymui, nardymams ir panašiai. Tai tokia komanda plus grupė narų mėgėjų, įvairių specialybių žmonių, pradedant ten, sakysim, gaisrininkais, pradžioje buvo ir kariškių, studentai be abejo, kurie dabar sudaro tokį branduolį 10-12 žmonių. Mes galim surinkti patyrusius žmonės, patyrusius dirbti jūroje, su to povandeniniu paveldu, su nuskendusiais laivais ir bet kada reikalui esant pasinaudoti jų bendrų darbų tokiu. Nardoma ne tik siekiant įsiaiškinti povandeninių radinių vertingasias savybės, bet ir dairomasi slėpiningų povandeninių kraštovaizdžių. Kaip juos ėmėtės tyrinėti? Viskas prasidėjo atsitiktinai nuo 2003 metais po vandeniu rasto 25 metrų gylyje kelmo su šaknimis, kas mums tokį sukėlė savotišką šoką, kaip tai gali būti. Bet paskui šiek tiek patyrinėjus radom tokių radinių ir daugiau. Paskui teko dalyvauti keletą metų tokiam europiniam projekte, kur buvo sutelkti žmonės, geologai, jūrų archeologai, įvairių kitų gamtamokslinių sričių žmonės iš praktiškai visos Europos, pradedant Didžiąją Britaniją, Jorko universitetas vadovavo šitam projektui ir baigiant Graikiją, kurios tikslas ir buvo kaip tik tyrinėti tos vadinamus užlietus kraštovaizdžius. Ir pasirodė, kad tai yra visiškai dėsninga, nes prieš maždaug 11,5 tūkstančių metų Joldijos jūros vanduo buvo nukritęs, lyginant su dabartiniu, iki 50 metrų. Žodžiu, mūsų pakrantės buvo labai toli jūra dabartinė ir krantai atrodė kitaip. Ir mes atradom gana gausiai to reliktinio miško liekanų, turbūt apie 100 išvirtusių pušų, kamienų, kelmų, jie yra datuoti. Išdatuoti mes datą žinom ir tai yra iš esmės unikalus radinys ne tik Baltijos jūroje, bet ir apskritai
pasaulio mastu imant. Nes kad būtų tiek daug vienoje vietoje tokia koncentracija ir palyginti taip gerai išlikusi to kraštovaizdžio liekanų. Be to aptikom buvusius nedėlius ežerėlius su durpių klodais. Žodžiu, yra visko, kas leidžia nustatyti to laiko klimatą, vandens lygį, augmeniją, tik neturim kol kas vieno dalyko. Mes neturim žmonių, kurie gyveno tuo metu pakrantėse pėdsakų. O tai kalba eina apie ankstyvąjį mezolitą. Jie ten kažkur gyveno, dėl to, kad žmonės gyveno jūros pakrantėje, nes ten didesni ištekliai, patogiau ir geriau. Bet mūsų tyrimai pasirodė dar kol kas per maži ir juos reiktų be abejo tęsti. Nebejotinai šitokių žmonių pėdsakų mes rastumėm. Bet ir šiandien tai yra gana vertingas, tarkim, radinys, būtent tie užlieti kraštovaizdžiai. Jų yra pėdsakų ir kitur, ir ne taip giliai, ir kitose vietose, bet čia yra sritis, kuriais, sakysim, 10 metų tyrimai tai yra per mažai. Kad atliktum tyrinėjimus po vandeniu, negana vien didelio noro, reikia priemonių. Žinia, šiandien jau universitetas turtingas ir laivų mintis. Kuo dar? Nesame mes kokie nors išradėjai šitoj srity, be abejo. Mes pačioj pradžioje naudojam priemonės, kurios pradžioje buvo ne mūsų, paskui dalį įsigijo jų universitetas, kurios priimtos iš viso yra povandeninės jūros tyrimus, tai šoninės apžvalgos sonarai, tokie spinduliniai echolotai, sedimentiniai tie vadinami sonarai ir visa kita, valdomi povandeniniai aparatai. Mes naudojamės tuom, ką turėjo tuo metu Lietuva, kitos institucijos, tarkim. Be abejo, šitas naujas ekspedicinis laivas Mintis Klaipėdos universiteto suteikia visas galimybės vienu metu, vienoje vietoje. Tai yra tikrai puikus laivas šitiem tyrimam. Žinoma, ten įvyksta visokie aparatūros derinimai ir visa kita. Yra tik tai vienas toks bet jis yra palyginti brangus. Turint be abejo rimtus mokslinius, gerai finansuojamus projektus, tiek nacionalinius, tiek europinius, su juo galima būti labai produktyviai dirbti. Kol tų pinigų nėra, mes verčiamės iš to, ką turim. Tarptautiniu mastu šiame Baltijos regione, ar turit bendraminčių? Ar artimiausi kaimynai užsiima panašiais tyrimais? Jeigu kalbėt apie tą siaurą mūsų palyginti sritį, tą povandeninę archeologiją, kuri tyrinėja ir nuskendus įvairių epochų laivus ir tuos užlietus kraštovaizdžius, tai mūsų regione, jeigu regioną įsivaizduot kaip Latvija ir Estija ir Lietuva, mes esame vieninteliai. Ir Lenkai turi centrą Gdansko valstybiniam jūrų muziejui, kuris dalinai tom užsima, tačiau jie neužsimena edukacinė veikla, jūrų archeologų kaip po tokių neruošia arba su jūrinė archeologija nesupažindina studentų. Taip, kad taip atsitiko, kad mes čia esam savotiški, sakysim, lyderiai šitose mūsų rytinėse Baltijos pakrantės, šitoj srityje. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Kasmet organizuojančiais apie 30 mokslo renginių. Skeptikas pasakytų, esi ne žuvis, gyveni ant žemės ir gyvenk. Kam apskritai reikalingi povandeniniai archeologiniai tyrimai? O kam reikalingas mokslas? Kam reikalingas, tarkim, grynasis mokslas? Mes nesam tas vadinamas grynasis mokslas. Toks klausimas buvo daug metų užduodamas, man atrodo. Kam reikalinga matematika, ten kažkokia fizika arba kažkokia ten genetika, nesuprantam dalykai. Dabar akivaizdu, kad visa tai yra susijęs su žmogum. Bet mes negalim pasigirti tom, kad mūsų darbai darytų įtaką, tarkim, žmonių kokie nors sveikatingumui arba socialiniam gyvenimui. Bet tai yra viena, tai yra dalis mokslo, tai yra dalis kultūros paveldo. Tai yra iš esmės pažinimas, dalis mūsų praeities, dalis istorijos. Kita vertus, jeigu žiūrėt praktinę tą pusę, praktinį pritaikymą, tai žinot, jūra yra vis plačiau naudojama įvairiems tikslams. Ir Baltijos jūrai suprojektuoti yra išskirti rajonai, kur turėtų būti statomos vėjo jėgainės, elektro jėgainės. Ir mūsų darbai prisideda prie to, kad nustatyti, ar ten yra tos vietos patogios tam reikalui, ar jos pavojingos, ar ten reikia jas koreguoti situaciją, atsižvelgiant į tai, kas yra jūros dugne. Tie turtai, vadinkim turtais, nes mes neturim Baltijos jūroje, bent jau mūsų teritoriniuose vandenyse ir ekonominėje jūroje. Nežinom tokių objektų, kurios turi ispanai, portugalai, prancūzai, kur ten nuskendę laivai su kroviniais, kurių vertė $100 milijonų. Bet tai yra vis tik tai mūsų dalis, mūsų istorijos, ir ne tik mūsų visos Baltijos jūros, ir ne tik Baltijos jūros, visos Europos istorijos kažkokia dalis. Dėl to, kad laivai nepaisė nei jokių sienų, nei jokių kultūrinių ten skirtumų. Kitas dalykas yra toks verslas, kuris nėra Lietuvoje labai paplitęs, tačiau jis egzistuoja, tas povandeninis turizmas.
Yra nardymo centrai, nardymo klubai, kurie kasmet organizuoja 10 išvykų į Baltijos jūrą nardyti prie atitinkamų objektų. Tai mūsų tas bendradarbiavimas, mūsų tie radiniai be abejo gali prisidėti prie šito verslo. Ir prisidės, ir turi prisidėti. Vanduo slepia daug. Antrojo pasaulinio karo palikimas - nuskendę laivai. Antro pasaulinio karo palikimas yra beveik lygiavertis, nes jeigu UNESCO ponių kultūros paveldo konvencija sako, kad reikia saugoti laivus nuskendusius, kuriem yra mažiausiai 100 metų, nacionaliniai įstatymai gali sakyti kitaip. Ir Lietuvos nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstatymai yra numatyta. Nėra numatyta, koks laikas. Yra kiekvieną atveju nustatoma to radinio vertė. Ir jis gali būti įtrauktas ir antro pasaulinio karo metu nuskendintas laivas gali būti įtrauktas į kultūros paveldų sąrašus, jeigu jis yra istoriškai svarbus. Kitas dalykas, antras pasaulinis karas atnešė daug nelaimių žmonėm ir yra daug žmonių žuvusių laivuose, tų vadinamų pabėgėlių. Ir tokios vietos, tokie laivai yra paprastai laikomi kapinėmis. Ten atitinkamai tos vietos saugomos ir respektuojamos. Moralinė prasme traktuojamas kaip ir kapinės, kaip ir kapai sausumoje. Yra visokių aspektų. O antro pasaulinio karo laivai be abejo narams mėgėjams yra ypač atraktyvūs. Mums galbūt nelabai, tačiau tiem, kurie nardo grinai pramogai savo, ieškodami įdomumo, tai ten ir patrankų vamzdžiai, ten ir visokie kitokie dalykai. Ir kas be ko reikia pasakyti, kad kartais tie nuskendę laivai ir nukenčia. Dėl tokio nekontroliuojamo nardymo, dėl žmonių, kurie nardo prie jų nesupratimo, būna ir tokių atvejų. O ką manote būtų svarbu ir prasminga ateityje tirti? Mano supratimu, labai svarbu ir reikšminga būtų šitų užlietų kraštovaizdžių tyrimas toliau, ieškojimas ten žmonių pėdsakų, nes tai yra naujas rytis ir reikšminga ne tik tai mums, bet ir apskritai, ne tik Baltijos jūros, sakysim, šalims. Iš viso ir tiek ir klimato kaitos prasme, ir pažinti to laiko sąlygas, ne tik klimato sąlygas, bet ir gyvenimo sąlygas ir panašiai, gamtos sąlygas. Bet mes žinom iš istorijos, istorinių duomenų, iš archeologinių radinių krante, kad vikingų laikais atplaukdavo čia skandinavų vikingai, kuršių vikingai ir prūsų prekiautojai, sakysim, plaukiodavo į skandinavų kraštus. Ir be abejo, mūsų vandenyse didelė tikimybė turėtų būti kažkur nuskendusių vikingų laikų laivų. Tai būtų ypatingai retas ir vertingas radinys. Kitas dalykas, Klaipėdos uostas, ir ne tik Klaipėdos uostas lėmė tai, kad čia buvo plaukiama šitą pakrantę kaip tranzitiniu keliu gana aktyviai viduramžiais. Hanzos laivų turėtų būti taip pat ir mes turim žinias apie tai, kad atskirų ten štormų, uraganų metu 14, 15, 16 šimtmečiais skęsdavo ir suduždavo ne vienas, o keletas ir net 14 laivų vienu metu. Tai tie objektai mums būtų labai įdomus ir reikšmingi. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Aktyviai bendradarbiaujančiais su visomis Europos ir gausybė pasaulio šalių. Povandeninės archeologijos tyrimai sulaukė ir tarptautinės bendruomenės pripažinimo. Nuo 2009 metų mūsų pašnekovas, Klaipėdos universiteto profesorius Vladas Žulkus, yra UNESCO povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos mokslinio ir techninio patariamojo komiteto narys. Pomėgis, darbas, pagarba, pripažinimas skamba pakylėtai. Nors jei atsigrįžus keliasdešimt metų atgal į profesoriaus jaunystę ir profesinio kelio paieškas, vaizdas būtų kur kas žemiškesnis. Koks tas profesoriaus kelias į šiandien, gerbiamas Vladai? Žinot, jeigu atvirai aš apie tai vengiu kalbėti, nes tai būtų blogas pavyzdys jauniems žmonėms. Nes po mokyklos baigimo aš pradėjau studijuoti Kauno Politechnikos instituto Vilniaus filialę. Ir taip jau likimas lėmė, kad mus visą kursą persiuntė čia į Klaipėdą, kadangi studijų objektas buvo suvirinimo aparatų technologija ir suvirinimo gamybos technologija. Tas dalykas man visiškai nepatiko ir kaip paskui įsitikinau ir vėliau, tai neturėjau matyti tam ir gabumų. Bet čia man amžinatelis tėvukas labai norėjo matyti, kad aš būčiau inžinierius, tas prestižinis toks titulas. Bet man neteko būti inžinierium, nes sugrįžus vėl studijuoti į Vilnių. Mes su vienu savo kolega nusprendėm, kad mums būtų įdomiau studijuoti humanitarinis mokslas.
Ir ilgai netrukus aš padaviau prašymą, po 2 kursų išėjau iš instituto su tikslu stoti Vilniaus universitetą, studijuoti kažkokius humanitarinius mokslus. Ir čia buvo tokie draugai, kurie vadinasi, reiškia, karinis komisariatas sovietų laikais, jie tik ir laukia tokių draugų ir aš kitus, reiškia, 3 metus praleidau ne auditorijoje, o Baltarusijos miškuose tarnaudamas sovietiniai rusų kariuomeniai. Taip, kad nesektinas pavyzdys. Po to sugrįžęs dirbau Klaipėdos hidrometeorologinėje observatorijoje. Na ir kadangi ten toks darbas susijęs su jūra, su klimatu, su geologija, mane priėmė be egzaminų, užskaitė tai, ką aš buvau studijavęs Vilniui, į tuometinio Leningrado hidrometeorologijos institutą. Ir ten man visai patiko, neakivaizdiniu būdu, tačiau pasirodė, kad aš esu visiškai negabus matematikai, o ten viskas paremta matematika. Ir todėl vėlgi Klaipėdoje atsidarė paminklų konservavimo institutas, jo filialas, vadinamas gamybinės mokslinės dirbtuvės, ir aš tada išėjau dirbti ten, o ten dirbdamas be abejo reikėjo keisti ir tą studijų profilį, ir tada įstojau neakivaizdiniu būdu Vilniaus universitetą studijuoti istoriją. O su ta povandeninė archeologija, tai čia matot, yra tokios jaunystės inspiracijos, aš esu palangiškis. Nu, palangiškiai visi tą vandenį lyzdavo, kol buvo jauni, paskui jau pagyvenį vandenį nebrenda, kiek žinau. Tai ir tie mūsų tokie, reiškia, nardymai, panardymai, kiek tai buvo įmanoma nais laikais, be abejo smalsumą žadino. Be to mes kažkodėl važiuodavom vasarą visi Platelių ežerą. Ten ir vanduo skaidrus buvo, ir šiltas, ir ten bangų tų nėra. Ir seniai mes žinojom, ir žmonės kalbėdavo, parodydavo apie tuos esančius 16 amžiaus, paskui sužinojom, kad tai 16 amžiaus tilto liekanos. Ir tai buvo pradžia praktiškai tos povandeninės archeologijos, tokios sisteminės jau pradžia ir buvo nuo Platelių. Šiandien Klaipėdos universitetui 25. Jūs esat vienas tų svarbių žmonių kūrusių mokslo šventovę Klaipėdoje. Klausiu kaip mokslininko ir kaip rektoriaus. Kas padėjo universitetui augti ir keistis? Juk buvusių sovietų kareivinių greit gal jau ir nebeprisiminsim. Aš buvau tik 3 rektorius ir aš jau atėjau, kai jau tas vadinamas universitetų miestelis, buvusios tos raudonosios kazarmės, kaip sakydavau Klaipėdoje, jau jos buvo paverstos universitetu. Aišku, ten tų darbų dar buvo pakankamai, tačiau kadangi visi mes, sakyčiau, dirbome nuosekliai ir turėjom didelį palaikymą iš kai kurių tuo metu vyriausybės narių, ypatingai klaipėdiškių. Labai didelį vaidmenį čia universiteto plėtroje, mano nuomonė, suvaidino buvęs mūsų ilgametis universiteto tarybos pirmininkas dr. Bronislavas Lubys, kuris savo plačiais pečiais visada paremdavo, palaikydavo universitetą ir kuris tikėjo universiteto ateitimi, nors buvo žmonių ir pačiam universitete, kurie netikėjo šitom. Tai aš manau, tiesiog daug lėmė ir gana palankiai susiklošiusios aplinkybės. Ir miesto tuometinės valdžios, ypač pertvarkos metais ir pirmais nepriklausomybės metais, kada buvo daug visokių idėjų, bet kartais pritrūkdavo darbų buvusio miesto vadovo Alfonso Žalio nuopelnai. Žodžiu, taip jau atsitiko, kad mano supratimu šiek tiek iš šalies žiūrint daug metų Klaipėdos universitetą ne tik sukūrė, bet ir plėtojo tie žmonės, daugiausiai buvę klaipėdiečiai, kurie suvokė universiteto svarbą šitam regionui. Ir to paneigti nieks negali turbūt, nors nuomonė aišku visokių yra. Klaipėdos universitetas vadinamas regioniniu. Kaip šį vardinimą pakomentuotumėt? Tas regionas mūsų yra nei daug, nei mažai, vos ne milijonas turbūt Lietuvos gyventojų beveik. Taip, kad būtų keista, jeigu, sakysim, universiteto šitokiam regione nebūtų. Kitas dalykas, pačioj pradžioje buvo deklaruojama ir buvo einama tuo keliu, kad Klaipėdos universitete turi būti studijos ir mokslai plėtojami jūros studijų kryptimi. Tas atsitiko ir tai egzistuoja, tai išlaikyti. Bet aš nemanyčiau, kad turėtų būti Klaipėdos universitetas kaip ir nebuvo iki šiol ir nemanyčiau, kad jis turėtų būti ateityje vien tik tai susiaurėjęs iki jūrinių specialybių. Juolab, kad ta jūra yra savoka labai didelė. Kaip matot, mes humanitarai, archeologai sėkmingai plakamės prie jūrinių tyrimų ir gamtos mokslai, be abejo, inžinieriai ir visa kita. Dabartinis universiteto rektorius gerbiamas Eimutis Juzeliūnas dar pirmoje laidoje pripažino, Žuvėdra ir Brabanderis dažnai štai tik tai, kas į sostinę ataidė apie Klaipėdos universitetą. Ar tiesa, kad Vilnius būtų ne prieš koncentruoti visas pajėgas, tarp jų ir mokslininkų, vien Vilniuje, na gal dar Kaune?
Noras koncentruoti yra be abejo ir jis visada buvo. Ir Klaipėda kartais buvo, Klaipėdos universitetas matomas kaip konkurentas savotiškas. Ir kuriant, sakysim, tą jūrinio mokslo tos slėnius, nes pradžioje buvo sumanyti tik 2 slėniai tie mokslo technologijos slėniai. Vienas turėjo būti, reiškia, Kaune, kitas Vilniuje. Ir taiga atsirado klaipėdiškiai, kurie sėkmingai pateikė savo projektą. Jis buvo gerai vertintas ir dabar tas slėnis vystos, ne taip greitai, galbūt ir gerai, bet jis vystos. Be abejo, mokslo koncentracija yra labai svarbu ir kita vertus tos ekonominės sąlygos dabar yra sudėtingos, demografinė situacija sudėtinga, studentų trūksta ir tas universitetų jungimasis ir stambėjimas yra irgi natūralus veiksnys. Tačiau kur dėt Klaipėdos universitetą? Aš nematau, kad galėtų būti, tarkim, sujungtas ar prijungtas su kažkuom. Be abejo, yra konsorciumas Šiaulių universitetų. Mes kaip regioniniai universitetai galim dalintis kai kuriom studijom, gal net mokslo tyrimais. Tačiau nemanyčiau, kad Klaipėdos universitetą galėtų kas nors pakeisti. Koks nors junginys arba fakultetai kažkokie, kaip kad buvo anksčiau. Prototonai. Klaipėdos universiteto archeologas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius Vladas Žulkus. Ačiū. Pliusas jums. Prototonai. Prototonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi Radio Gama. Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.